ir ekonomikos augimą, ir įmonių finansinę padėtį, ir vartojimas irgi padidėtų, žiūrint tai, kad tuoj ateis vasara, žmonės norės keliauti irgi Pone Matuza, įmanoma, kad politikai susitartų sumažinti akcizą? Viskas įmanoma, tik reikia susitarti kieno sąskaita. Kas nebus, ko nefinansuos valstybė. Negi tos pinigus politikai išleidžia, juk pinigai tie sunaudojami yra tom viešom paslaugom, kurias tie patys piliečiai ir naudoja, ar tai švietimas, ar tai gydymas. Pone Butkevičius, iš karto sako kitų galų biudžetas. Aš esu įsitikinęs 100%, kad nuo akcizo tarifo sumažinimo benzinui mes pajamų tikrai neprasim. Pirmą mėnesį taip, sumažės, bet trečiame mėnesį mes grįšim į status quo, bet penktame, šeštame mėnesį jau turėsim prieaugį. Pavyzdys su dyzelinu parodė, kad netaip viskas paprasta, kaip jūs sakote. Aš galiu pateikti skaičius. Ir nuostolius aptarėjo valstybė kaip reta. Aš čia kalbu apie beatsigaunančią ekonomiką. O sustarimas be jokios abejonės, kai šiandien mes turim tą, ką turim, per 1,5 metų, aišku, nepadarysi tokių reformų ir nesumažinsi tiek išlaidų, kiek buvo čia prikurta ir pripūsta, tai tenka sąskaita ir vartotojų, be jokios abejonės, išlaikyti tas institucijas, tas įstaigas ir tas paslaugas, kurios yra Lietuvos valstybėje. Niekur nesidėsim. Dėkui, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Tikiuosi, kad tos augančios benzino, dyzelino kainos nepriplos mūsų galutinai prie žemės ir nevers persėst ant dviračių ar važinėt, ar pėstiem vaikščiot. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų laidą. Dėkui žiūrovams ir likit toliau su Baltijos televizija.